kad jau tiek tų metų daug prabėga, sakykime, mane 50 metų. Ir aš galvoju, kad nieks nepasikeitė per 50 metų. Tai irgi toks tikras dalykas susijaudinau. Reikia nusiraminti. 1975 metų rugpjūčio 11 dieną šiltą pavakarę į pasaulį atėjo mūsų meilės vaisius. Gimė jis labai mažas, svėrė tik tai 3 kilogramus, bet kai augo, tai augo vaikas buinus ir labai gražus buvo. Lopšelį pradėjo lankyti 1 metų. Jisai tais laikais tik tai 1 metus te gaudom tas dekretinis atostogas, iškart reikėdavo eiti į darbą. Aišku, buvo mažiukas ir labai nepatiko eiti į tą lopšelį. Labai buvo sunku su juo atsisveikinti, labai verkdavo. Kitą kartą visą pusdienį išverkdavo. Ir man tiesiog plyšdavo širdis, kad aš turėdavau jį palikti. Bet nustebau, kai jis buvo 4,5 metų, kad jis skaito. Tiesiog pati netikėjau, kaip jis taip išmoko. Tiesiog bežaisdamas, besiklausydamas kitų vaikų, jis išmoko labai anksti skaityti. Dainius labai svarbus man, jis man kaip brolis, bet tuo pačiu vaikystės mano priešas. Kai jisai gimė, aš praradau savo mamą iš dalies, kadangi, kaip žinom visi, anūkus mamas myli labiau negu vaikus, tai aš nesakau, kad jis manęs nebemylėjo mamą, bet, pavyzdys, man kokie 5 metai, Dainiui 2, miegu su mama kartu ir turiu išeiti, kadangi atvažiavo Dainius. Ir aš miegu kitoj lovoj, Dainius miegu su močiute. Nes pas mūsų jam labai patikdavo, nes va ten kaime, ne kaime, bet ten ant kalno, sena troba, jam ten nepatikdavo, nes ten galva jam skauda. Jis buvo labai mylimas anūkas, buvo pirmasis anūkas ir ypatingai mano močiutė. Dėl jo tiesiog krausėsi iš proto. Labai. Jis taip pat buvo prisirišęs prie močiutės ir mūsų Jono ir mano tėvai gyveno Drobūkščiuose, netoli vieni kitų, tai kai mes atvažiuodavom iš Tauragės, visada pirmą aplankydavome Jono tėvus. Kai nueidavom ten pas tų senelių, jam ten patiko, pusbrolių buvo, pusseserių, bet ilgai būti jis ten nenorėdavo. Tai jis sakydavo, man pradės skaudėti galva. Kodėl tu vieniuk skaud galva? Tai kad čia tas troba sena, o ten buvo tikrai švarūs tie seneliai, labai visur švaru, gražu būdavo, bet jau jis tokią priežastį išrado, kai yra sena troba ir jam skaudėdavo galva. Tai mes ilgai ten ir negalėdavom būti. Vienu žodžiu, ryte daro valgyti močiutė, aišku, klausė mano mama. Dainiukai, ką tu norėsi? Niekas manęs neklausė. Ir toks atvejas buvo, kai močiutė buvo lūžusi koja. Tai tada jis jau nebegalėjo prie močiutės atsigulti. Tai stovi man tas visas vaizdas prieš akis, kaip jis žiūrėdavo į tą močiutę taip gailiai, kai jis negali atsigulti prie močiutės. O pats didžiausias mano smūgis iš viso, tai mano trauma gyvenimu, tai buvo, išvažiavo Regina, mano sesuo, tėvai mano į Rygą. Ir parvažiuoja ir traukia lauktuves. Man tokia maža dėžė, ten buvo lėlė. Ir aš matau, kad traukia dar didelę, labai didelę dėžę, bet tokia didelė. Ir ištraukia, o ten tokia mašina, kur pats gali įsilipti, pedalais minti. Tas Dainius ten toks mažas, jis dar nieko nesupranta, jis tą mašiną net įlipti nemoka, aš tenai noriu lipti, man niekas neleidžia, su lėlė liepia būti. Dainius visada buvo man toksai kaip mentorius, toksai nuo pačios vaikystės, nuo pačių tų mažiausių dienų.
Aišku, jis apie mane galėtų daugiau ką pasakyti dėl to, kad kai aš gimiau, jis jau buvo 6 metų, kai aš gimiau. Tai jis man ir vardą sugalvojo ir visą kitą, tai jis jau mane prisimena nuo pačio toleliuko, žinai. O aš visą laiką buvau jo toksai, kaip iš paskos visą laiką eidavau, visą laiką su juo kartu. Mūsų giminiai, rusakalbis berniukas toks mažas buvo, jisai tado metų. Tai Dainiui gal buvo kokį 10 metų, tas vaikas ten nekalbėjo lietuviškai visiškai. Jaučia Šilaliai. Ir Dainius, jisai turi tą tokį gudrus, jis visą gyvenimą buvo ir nuo vaikystės, jisai tas Vytukas į langą taip beldžia, duoda, taip jau nervina mumis visus Dainius. Vytukas, nibarškai. Bet jam pačiam būdavo, man atrodo, įdomiai, nes pačioj toj vaikystėje atsimenu, kaip jisai, aš kai buvau dar kokių gal 5 metų, jam 11 metų, ne, tai aš taip kažkur maždaug atsimenu. Tai jis man pasakodavo apie burtus visokius, supranti, kaip, tai jisai įgyvendindavo savo tokius visokius, žinai, kur kokius bajeriukus tokius padaryti, su manim žaisdavo, jisai supranti. Tai sako, žiūrėk, čia žiūrėk, va, matai dabar tu tą daiktą, ne, va čia. Ir dabar nebeatsimenu, bet kažkaip atsidurdavo kitam kambarį. Ir jis mane apgaudavo, supranti. Taip, kad praskrida čia viską, žinai, praėjo ten. Jis pats kažkur praskrisdavo, praeidavo, atsidurdavo. Tai va, tokių būdavo. Jie ten kažką atsinešė. Į galinį ten suolą atsisėdo, ten kažkokių popieriukų ir mėgino kažką padegti. Matyt, jiems šalta, galbūt, ką žinau. Juk tais laikais mes langus patys klijuodavom, kaišydavom, vien skylės būdavo. Baisugi. Tai matyt, jiems šalta buvo gal, ne? Tai gerai, kad jie norėjo pasišildyti, aš nieko prieš, bet aš netgi nesureikšminu to dalyko, visko būna. Mūsų koridorius namuose toks būdavo ilgas toksai. Pačiam gale ten būdavo vartai, žinai. Tai aš būdavo vartininkas, o jis ten, supranti, tą rankinį. Nežinau, jis kažkaip likti to rankinio kaip ir nežaidė daug, bet tas buvo, kad namuose rankinis eidavo ten kažkaip, tai vat, į tą rankinį, supranti. Bet ten greitai buvo viskas užgesinta, nieko neliko, jokių žymių ir nei suolai nesudegė niekas. Mokykla dėl to nenukentėjo. Tai su manim taip elgdavosi taip, kaip ir pažaisti, o man labai tas patikdavo, man vis laiką su juo laiką leisti patikdavo. Kai buvau maži, tai gindavo jis mane, jeigu Tadas ten būdavo jaunesnis, kai buvau, tai užkeldavo ant spintos Tadas su Dainium, tai palikdavo. Išeidavo į kalidrį, pabūdavo, sakau, aš galvoju šokti, nešokti. Nešok, sakau, ko jis susilaužysi, tai paskui parėjai nukėlė mane ten. Tokia istorija. Jėzus, man aš to nežinau. Nuo mažens jis labai mėgdavo cepelinus. Ir dabar jis tebemėgsta cepelinus. Jau tikriausiai pats skaniausias patiekalas yra. Tai mums buvo didelė nuostaba, kad jisai, būdams nuo 12 iki 13 metų, išvirė mūsų šeimai cepelinus. Dainius toks būdavo, jam ko gero dabar versle dėl to gerai sekasi, pavyzdžiui, sako, davai, Hebro, čia ten aš, ten Tadas, verdam cepelinus, tėvams padarom staigmeną. Ir tie cepelinai gaunas taip, kad tas Dainius tik tai reguliuoja viską, o mes su Tadu ten dar kiti ten tvarkom, viskutam bulves, viską darom, o jis tik tai komandą duoda gerą. Mūsų Dainius, tai manau taip ir gerai jam sekas dėl to, kad tam versle, kad sugeba komandą gerai duoti. Tai jis brolius prisispaudė bulves skusti, visus tus tokius biški juodesnius darbus dirbti, o pats buvo šefas povas jau jisai. Jis ir išvirė gana skanius cepelinus, buvo ir tėtis nustebęs, aš tai tuo labiau. Gal su manim būdavo smagu laiką leisti kartu, bet būdavo tokių momentų, kada ir trukdydavo šiam, žinai. Bet būdavo mama. Tai prisimenu įvykį, kada į filmą. Jie ruošėsi eiti į filmą su draugais. Tai Dainis, mama, duok ten ar pinigų, ar ką, eisim į filmą. Ar ten leidimą gal turėjau gauti, kad eisim į filmą. Aišku, tai aš tai irgi noriu eiti į tą filmą. Tai kaip?
Nu, tai veskis ir vaikas, žinai, va. Nubėgom į, kur dabar yra pizzerija, Bamba Pizza. Tai apačioj ten kažkas buvo, nežinau kas ten apačioj buvo, antram aukšte buvo aktų salė ir ten rodydavo filmus. Kas ten tus filmus rodydavo, aš neatsimenu, bet pastatydavo televizorių tokį didelį ir ten susėsdavo salėj žmonės. Tai šiais laikais niekas nežiūrėtų filmą per tokį televizorių, bet tada buvo per video kasetę paleisdavo. Ir kas svarbiausia, kad į tą filmą aš neturėjau patekti. Šiaip negalėjau aš ten patekti, todėl kad filmas buvo nuo 16 metų. Ten jau tokiems biški suaugusiems buvo. Bet jis nepasakys, žinai, kad čia mes einame į kažkokį tą filmą, kur skirtas jau tokiems suaugusiems, žinai. Ir kažkaip tai teko man pabūti ir aš, aišku, liežuvį išleidęs, žiūrėjau tą filmą, man ten tokių naujų dalykų ten pamačiau, ten ko nematęs, tai... Ir tu lankei mokyklėlę, ir mokėsi, ir stengiasi, buvai netoks ir blogas vaikas, gal ne 10-tukininkas, ne 5-tukininkas, bet vis tiek mokėsi, ane? Ir akių nedraskėjai, aš neprisimenu nieko blogo, ką galėčiau apie tave pasakyti šiandien. Tikrai neprisimenu. Buvo laikas, kai reikėjo pavaduoti biologijos mokytoją ir man teko pavaduoti būtent ekologiją. Ir vyrukai visi jauna mokytoja, tai jie norėjo man parodyti staigmeną, kad jie gali ir nelankyti, ir nesimokinti, ir kas čia atėjo. Tai pirmiausia, tai toksai buvo, tiesiog reikėjo, gal, sakykime, tai buvo jėgos parodymas, mano kaip jėgos parodymas, kad vis dėlto yra tvarka ir reikia atsiskaityti. Bet kas man užstrigo, jeigu kiti vyrukai tai labai atmestinai žiūrėjo, bet tai Dainiui buvo labai gilu ir tai, ką jisai padarė, atsiskaitinėjo temas, už kurias reikėjo atsiskaityti, nes jie nelankė iš tikrųjų tų pamokų, o reikėjo atsiskaityti, tai jisai tą padarė labai nuoširdžiai ir giliai. Ir šokius varydavom su visokiam gazelėm, teka visur. Ir drabukščiuose ir jo, tie šokiai būdavo, diskotekas, tokie sunki laikai buvo, sakykim. Dainius atsiveždavo iš miesto lempučių visokių, nuspalvinės, tai raudonų, tai mėlynų, žinai, diskotekas. Ir jam buvo labai gerai, kadangi močiutė išleisdavo išeiti su manimi šokius. O Regina buvo labai griežta mama, niekur neleisdavo eiti, pas močiutę leisdavo, bet į šokius tai ne. Tai tada būdavo laidiniai telefonai, paskambindavo močiutė Regina, kur mano Dainiuks atsigulęs vaiks. Tai pakviesk, nekviesiu tikrai, vaiks jį atsigulęs, jau gal ir užmėgęs ir nekviesiu. Ir tas Dainiuks ir su manim išėjęs į šokius. Mes ten ruoždavom tas mašinas, tai dažymui, tai reikėdavo patrinti, tai špaklių, tai rūdis, tai dar kažką, žinai. Visą laiką pietauti važiuodavom, būdavo Drobukščiuose valgyklą. Kolūkė ta vadinama dar tais laikais. Tai eidavom į valgyklą, tai su dviračiais važiuodavom, tai pėsčiom eidavom, supranti. Ir vieną dieną mes jau pietus, valgyklą reikia eiti, eidam į valgyklą. Bet viens į kitą sužiūrėjom, sakom, turim mašiną, kiemi mašiną. Šitą mašiną dar tais laikais nebūtų importinių mašinų, o tenais buvo netgi angliška kažkokia, gal Honda ten buvo, gal kažkas, tai va tokia. Mes po kaladuką įsidedam į mašiną ir važiuot pietauti. Muzikas, pilna garsai, varom per Drobukščių gyvenvietę pietauti. Ir mes nepagalvojom, kad valgykloje dirba mūsų šefo žmona. Mes galvojom, kad viskas baigsis gerai. Bonjour. Draugelis mano mielas. 5 silaus. Dzień dobry. Jak się masz? Wszystko w porządku? Dobrze. Jesteś przy dupie? Dobrze. Wilna nasza? Šilalė wasza? Ja? Good. Smagi ta mūsų buvo jaunystė. Smagiai leidom laiką. Buvom 4 geri draugai. Aš Dainius ir 2 vaidžiai.
Nu ir ką mes krėtėm visokias kvailystės, jaunystės, durnystės, linksmybės, gimtadieniai kartu. Nu, visi buvom kaip kumštuks. Visi kartu. Šokiai, pokiai, kultūrnamiai, nu, vakaruškas, nu, viskas. Kartu. Pirmas dalykas įsimintiniausias buvo turbūt, kai, tarp kitko noriu pabrėžti, kad Dainius yra nepriklausomos Lietuvos pirmas aludaris drafto. Jeigu pamenė, kai mes darydavome žinę alų, su bačka važiuodavom prie ežero, kas ten toliau, kai alų išgerdavom, nepasakosiu, pats prisiminė, bet tai buvo jau mūsų paauglystės pirmi bairiai, kurie yra įsiminę iki šiol. Nuo senų laikų, nuo mažų, nuo vaikystės, ką darželį mes esam biškeliai grupiai, man atrodo, ten kažkaip yra susipynę, bet paskui gal matė, kad mes Vilniuje esam, tai išskyrė greičiausiai, aš taip galvočiau. Taip, šiandien vyksta turistinis žygis, kaip sakant, ir atvažiavome prie jūros, kaip sakant, prašom pažvelgti kamerą į priekį, plauname šiandien agurkus. Kad jau agurkus pjaunate. Matot. Mūsų name po namų būdavo skleps, remontuodavo televizorius, viską ten yra radijas, televizorius, Vaidis dirbdavo Vilavičius, ateidavo Gedmas dar Toleiks, oi, ten filmuodavosi, visokį velnį darydavo, nei ten. Dainiuks tokį kamerą turėjo, nusipirkęs turbūt vienas iš pirmų šilaliai, Sony, labai gera kamera buvo. Nu ir mes visokius filmavimus darydavom. Vienas randa. Nori, kad vieną krūs filmas? Nori, važiuoju. Matei? Nu ir vienu žodžiu, vieną kartą Vaidis mums televizorių išardė. Išėmė kineskopą, vidurius, viską išėmė. Nu ir ką, toliai sėdai tą televizorių ir pašol Dainius čiupo kamerą. Ir pirmin pradėjom ten nesąmonės. Nu, padarėm televiziją, gerą televiziją padarėm, kur paskui sėdėjom pastoviai ir žvengėm vakarais. Atvažiavau kaip, vienas atvažiavau iš Čapaivo partijos tos naujos. Norėčiau tarti, kaip sakant, prieš rinkiminę komisiją, su rinkiminė komisija kelis žodžius apie, kaip sakant, balsavimų tą procedūrinę visuomenės gražinimą. Buvome jau pacaniokai, 90 klasė, tai aš turėjau ten tokią šaiką balsių, tai sakykim, pridengdavau, mes drąsiai visur eidavom ir viską darydavom. Kai jau tapom pacanais, aš įstojau jau mokintis, kai grįždavau jau ginčai tarp balsių ir Šilalės buvo nepasibaigę, tai iš balsių tik aš vienas ateidavau iš Šilalio į šokius, kadangi aš su tavim eidavau, tada tu mane pridengdavai ir drąsiai galėdavom, taip sakant, mergas kabinti ir baliavoti. Dainius buvo toks daugiau man kaip sekėjas, siekimybė, kokį norėčiau būti. Tai ir gyvenime buvo mentorius, man padėdavo visur kame, tai aš, kada jau buvom vyresni, aš jau suaugęs buvau, tai Dainius susiaugino plaukus ilgus, iš paskos ir aš pradėjau auginti, tai mūsų abiejų plaukai buvo iki pečių, garbanoti tokie. Kažkada buvo įvykis ten Arkoj, ten buvom užėję ir buvo gal ten apie 12 nakties veiksmas ir kažkokios ten muštynės įvyko. Mes visai gal nepriko buvom, gal tik tai kažką pasakėm, bet tokių nebuvo ir vienas toks šilališkis, stambus, aukštas, toksai, žinai, kirto su bokalu vienam į galvą, ten skilo tas bokalas. Nu ir ką, Poškos gatvėje dar gyvenom, ateina policininkas kitą rytą pas mane į namus. Kodėl jis pas mus atėjo? Nes ten buvo nepažįstami, ten iš kažkokių kitų miestų. Tai nukentėjusysis pasakė taip, kad mus sumušo 2 garbaniai broliai. Viskas, 2 garbaniai broliai, Šilaliai, kokie 2 garbaniai broliai. Jis labai užsiimdavo su broliais. Daugiausiai kliūdavo Tadui už visus kaprizus, už užsispyrimą. Jis kovodavo, bet jis mokėdavo, jeigu jis ką norėdavo, kad Tadas padarytų, tai su gražumu prie jo prieidavo.
O Justas tai už tą neryžtingumą būdavo. Dainiaus vis taip mokomas, kad būk ryžtingesnis, drąsesnis. Kai versnis būdavo, tai gaudavau, su darbu, tai duodavau pinigų ir velnių visko duodavau. Sakykim, kas liet Dainio, ne, jisai buvo visada, gal ir yra, sakykim, išlikęs va toks. Per humoro prizmę visada žinai, kur Dainius buvo, ten linksma, ten visiems gera, žinai, kažkur jis kažkokių sugalvoja bajerių. Cold weather, strong man, no problem. Dar šiaip įdomi buvo, prisimenu vieną tokį policininką, nufilmavom. Jisai labai mėgdavo mašinas greičius matuoti iš po krūmų. Pamatuodavo akis iš mašinas, taigi tuk ir stab. Ir mes ką, nufilmavom ir nusintėm į televiziją. Tuo metu ten TV3 buvo, ar LNK, neprisimenu, bet kažkokia laida buvo, Zakarauska lygtai laida buvo, ar kažkokia tai. Ir parodė, kaip tas iš po krūmų ten bėgioja ir mašiną stabdo. Tada prisimenu jau šilališkiai policininkai, jau visi jau žinoja turbūt, kas tokie buvo filmuotojai. Ir stabdė mašinikas, ir gesintuvus tikrina, ir avarinius ženklus, žodžiu. Viskas. Mokykloje, ten 9 gal klasėje įsimintiniausias turbūt yra šitas mūsų klasės sutikimas mūsų ir iš kažkienos dar vienos klasės iš Žemaitijos, kur prasidėjo vėlgi pabaliavojimas tualete ir baigiant Stasio bajeriai su Lencium. Tai čia irgi neišsiplėsiu, turbūt viską mes prisimenam puikiai. Kai mirė tėvas, Dainiui buvo 29 metai. Tada jis tapo mūsų visos šeimos ramsčiu, ypatingai mano, jis buvo ramstis. Ko reikia, jis visada padėdavo man. Dainius visada labai jautėsi atsakingas už savo šeimą. Turiu omeny mamą, abu brolius. Kai jo tėtis išėjo, tai tas jausmas turbūt dar labiau sustiprėjo ir jam reikėjo pasirūpinti ir mama, ir pakankamai jaunais broliais. Tai manau, kad nesuklysiu pasakydama, kad jis padarė turbūt didžiausią indėlį Tado ir Justo gyvenime, tiesiog mokydamas juos, kaip gyventi, kaip elgtis su pinigais ir kaip dirbti. Ir pats juos tiesiog priimdamas į darbą ir aš manau, kad galėčiau sakyti, kad jis buvo antras tėtis jam. Širdyje, aš manau, jis vis tiek nešasi tą tokią didelę atsakomybę už juos, kaip vyriausias brolis. Labai daug padėjo susirgus Justui. Buvo ir suieškoti daktarai, su profesorium Šerpyčiu, buvo susitikęs, kalbėjo, jis labai daktaras daug padėjo. Jis labai skaudžiai tą dalyką išgyveno ir, aišku, visiems mums nebuvo lengva, bet jis būdamas toks žmogus, kad visada kažką daro, o nesėdi ir galvoja ar pergyvena, jis tiesiog padarė viską, kad Justu pasirūpintų patys geriausi gydytojai Lietuvoje. Jis tiesiog važiavo, ieškojo per pažintis ir aš manau, kad jis padarė viską, ką galėjo geriausiai. Visą tą nerimą, tą jaudulį jis tiesiog išlaikė viduje ir kai paskambino gydytojas, išoperavęs ir pasakė, kad operacija praėjo sklandžiai, viskas turėtų būti gerai, labai gerai pamenu, kaip jisai tiesiog pratrūko verkti. Justas turi būti dėkingas ir Tadui, ir Dainiui. Dėkuoju. Ačiū labai. Aš
manau, kad tai irgi jo labai tokia graži savybė, kad jisai sugeba išlaikyti tą savo tvirtumą, kai yra sunku, nepalūžti ir tai mes turim ir pas save šeimoje. Tai jisai visada yra tas mūsų stuburas arba namų pamatas, ant kurio mes visi laikomės. Aš pasiduodavau visada Dainiui, jisai man sako, nebrangiai bus, gerai bus, nebijok, Odeta, susitvarkysi. Visas krizės mane palaikė ir esu, jis autoritetas mano ir aš viską tariuosi su juo. Dainius visada būdavo toks žmogus, kuris nuo jaunų dienų galbūt turėdavo aiškių svajonių arba tikslų ir jeigu jais tikėdavo, jis link to ir eidavo. Tai buvo toks ir toks dabar ir tebėra. Galbūt dabar mažiau svajonių, daugiau tokio realaus suvokimo. Su metais tiesiog jisai galbūt realiai pradeda suvokti, koks yra gyvenimas ir kokios kliūtis gali atsirasti. Tai mažiau galbūt svajoja apie dalykus, bet nuo pat jaunystės jis toks būdavo, sugalvoja ir daro. Ir jeigu daro, tai daro pilna jėga, tikėdamas ir dažniausiai nedvėjodamas. Ir aš manau, kad tai yra labai didelė dalis jo sėkmės. Tai noriu pasakyti, kad per 50 metų, nieks nepasikeitė bendravime, kad mes per tiek, sakykime, lika tas pats, kas buvo, reiškia, tas ir dabar yra. Tai yra tikra, aš galvoju, kad tas nesuvaidintas emocijas, pasakys. Viskas yra kažkaip labai gražu. Čia yra patys gražiausi momentai. Tikri momentai. Mes su Dainium, čia tais senais sovietiniais gudmečių laikais, tarnavom, taigi, šitam Murmanske, Podvodkių batalione. Taip. Ir vieną kartą paėmėme tą Podvodkį savaitgalį ir biški trasikį, pasiplaukiom, grįžom paryčiais. O ten jau lauk načalniks. Redavoj Toleikis, возьми перегелись и картошку чистить. Gavom naredą, baudą. 2 savaitės. 2 tonas nuskutom su Dainiuku. Pirštukai buvo, Jėzau, puslės didžiausias buvo. Jėzau, kaip buvo, Jėzau. Dainius niekada netarnavo nei tarybiniai, nei Lietuvos kariuomeniai, bet jis labai dažnai mėgdavo ištraukti istorijas žmonėm, kurie yra jau vyresnio amžiaus ir tikrai yra tarnavę sovietinėje armijoje. Ir aišku, jis visada pasakodavo apie tai, kaip jis skusdavo bulves armijoje iki tol, kol nutrindavo visus pirštus. Buvo galimybė išvažiuoti Dainiui į tą kelionę ir tas vėl momentas, kai jisai ateina dokumentus pildymas pas mus namuose, kai jis ateina į namus ir pildosi tos dokumentus, jo labai rankos drebėjo. Nes taip pagalvoja jaunas žmogus išvažiuoti į Vokietiją į nežinomybę. Kažkas tai dabar iš to pozicijų, kai žiūri, tai kažkas tai jo, kai reikia savo vaiką išleisti, tai yra gilu, sudėtinga, bet Dainius turbūt net nesuprato, kur jisai išvažiuoja, bet giliai jis jautė, kad tai sudėtingas atvejis yra. Kur jis buvo išvykęs pas ūkininką, ar ne, dirbti, tai ten parsivarė kažkokį, tai žinotų, kai prasidėjo tų senų mašinų varėms, tai žinau, ten atsivarė pasitvarkyti pardavimui, tai toks pirmas pasimatymas mūsų buvo. Dainius dirbdavo Vokietijoje. Lietuvoje čia dar nieko neturėjo, po biškutį pradėjo vežti senus, didelius televizorius iš Vokietijos. Bet vienas įvykis, kuris aš jį prisimenu ir dažnai savo vyrui priekaištauju, kad ką jisai padarė, tai būtent ir tas įvykis, kuris, nežinau, gal ir pasuko Dainių į tą linkmę prie buitinės technikos. Tai yra, kai mano vyras Jonas parvežė skalbimo mašiną
Jis stovėjo mūsų garaže pastatyta jau ir automatinė skalbimo mašina. Nu, tai kai mes visą laiką sukdavom ir su rankytėm plaudom, tai kažkas įspūdingo. Ir kas atsitiko, aš galvoju, aš jau taip viltį puoselėjau, kad ta skalbimo mašina atiteks man, bet iš tikrųjų ta skalbimo mašina buvo parduota Dainiui. Ir tai buvo Dainiui skirta skalbimo mašina. Nu, bet aš taip galvoju, galbūt nuo šito prasidėjo ir Dainiaus verslas. Aš prašau reabilitacijos kadro dėl skalbimo mašinos, nes nebuvo kaip pajungti su vandentikiu ir taip toliau. Tai buvo geriau padaryti biznį. Biznį? Parduoti? Parduoti. Parduoti Dainiui ir būtent Dainiui. Tų pinigų nebuvo, ta pati pradžia tokia, nei tų padangų ten žiūrėjom kažką, tai turėjom tokį Ford Transitą, garsus buvo, jis ilgamžių nugyvena. Tai buvo Vokietijos pasėdė, Frankfurte prie Oderio. Muitininkai apžiūrinėja, ten tikrinamomis ir kažkaip užmatė, kad čia padangas tokias, sako, kaip jiems buvo įsireiškęs žmogus, galvoja, kad su formulė važiuoja, bet žiūri, sako, lyg tai ne formulė, tranzistai. Žodžiu, apsukamomis ten neįsileidai per vieną pasienę punktą, gavom keisti biškį mėtyti pėdas per kitą punktą, bet visien, ką, nuvažiuodavėm žmonių keletą, būdavo 6, 9 važiuodavom su tranzitu, kas tai kelionės būdavo linksmas. Tai nuveždavom žmonių, žmonės apsipirkdavo transportą, kas ką, kaip kur ką. Ir toliau autobusą pakraudavom televizorių. Jau tada mes buvom kaiminystėje, gyvenom kaiminystėje, aš aukščiau, Dainius žemiau. Reikaliukai tokie, parvažiuodavo, parsiveždavo televizorių, visokių daiktų iš Vokietijos. Tai pradėjom nuo to, kad mes mažiukai vaikai kieme padėdavom išsikrauti jam. Laukdavom Tadą brolę taip, kaip savo brolį laukdavom. Įsimintiniausių metų galbūt įvardinčiau 1998 metus, kada Dainius įkūrė UABą Optitą. Tie metai susiję ne tik su to, kad UABas buvo įkurtas, tais metais užsimezgė ir pirma mūsų vaiko gyvybė. Tai vyko labai panašiu metu. UABas buvo įkurtas lapkričio 9 dieną, o apie tautą atsiradimą sužinojom gal porą savaičių vėliau. Tai šitų metų pabaiga buvo tokia labai įsimintina ir, manyčiau, labai atsakinga jam pačiam, kaip būsimam tėčiui, nes reikėjo rūpintis ne tik augančių verslų, bet ir būsima šeima. Nuo pat jaunystės Dainius turėjo tokį verslo gyslelę, o pinigų nebuvo, bet vis tiek jis Vokietijoje dirbdamas užsikabino. Turėjo šiek tiek užsidirbęs pinigų, jis neišleido jų niekur. Įdėjo į tą parduotuvę ir dar pritrūko. Paprašė mūsų mamytė, gal galiu aš pasiimti paskolą, bet kad būtumėm mes laiduotojai ir kad užstatytumėm butą, o tais laikais buvo labai didelės palūkanos. Aš dabar tiksliai neprisiminsiu, kokios buvo palūkanos, bet jos buvo kažkas iš kosmoso srities. Bet jis tiesiog nepabijojo, jis to tikėjo, jis rizikavo. Aišku, tai čia labai didelis ačiū yra jo tėvams, jo mamai, kurie patikėjo jo, kad jis gali, kad jisai nepraras, kad jisai tikrai išplės tą verslą ir galės grąžinti šitą paskolą. Tai tokia buvo rizika, bet aš pasitikėjau juo. Aš tikėjau, kad jis išsisuks. Net neturėjau tokios minties, kad mums reikės įsikraustyti iš to buto, kad bankrutuotų ar kas nors ten atsitiktų, kad neišmokėtų paskolos. Ir tėvą labai sunkiai prišnekinau, labai tėvas nenorėjo, bet vis tiek jis sutiko
ir mes sustatėm butą. Jis pradėjo verslą ir taip visai neblogai sekėsi. Tadas darėjo mokyklą po pamokų, kur buvęs, kur nebuvęs, vis pas Dainiaus, ten parduotuviai dirbdavo. Pas Dainių gal kokį 20 metų esu dirbęs kaip darbuotojas dirbo, tai daug labai pamokų turėjau, daug ką išmokau versle. Nežinau, kaip ta parduotuvė vadinas, bet ji buvo labai maža. Mes vadindavom kioskeliuje. Dainius išsinuomavo ten tokį metalinį kioskelį, ten įruošė parduotuvę, tai dirbom kaip įsirašinėjom, tai kaip statybinius darbus visus dirbom. Kažkada Dainius ten ir bandžiau sieną špakliuoti, kažką daryti, ten kabinetą ruošti, kažkada Dainius prie, sako, žinai, nu Tadai, tą špaklintę tu mesk į šoną, teks švarką užsidėti, žinai, nes pasirašėm sutartį su bite, dabar bus to darbo tokio daugiau. Tenai prekyba buvo tokie, ten buvo gal kokį iki 10 televizorių, keli muzikiniai centrai seni, turėjo tada jau atsidaręs mobilaus ryšio bitės operatoriaus kioskelį tokį parduotuvėlę. Tai buvo pirmi mobilūs telefonai. Važiuodavo prekių parvežti į Kauną. Tai įsivaizduojat, parveždavo, dabar bijau ką suklysti, pameluoti, bet gal iki 10 televizorių. Va toks būdavo prekių vežims, jau čia skaitęs daug. Į autobusiuką tokį nedidelį pridėdavom, kad netildo nei varms, netildo į tą tarpą. Ta parduotuvėlė buvo tokie dydžiai, nu dabar mastais tai sunkiai, nežinau kaip čia pasakyti net. Gal to ploto buvo 4 metrai ant 4, o tai tada buvo skaitas normali parduotuvė darbo, kur pradėjom prekiauti. Man įsiminęs labiausiai, kai mes pasikrovėm pilną autobusą prekių ir tais laikais dar tokių būdavo pagrobimų, tų tokių, tas prekes sustabdydavo, atimdavo tus autobusiukus tokius, bet tai buvo gan pavojinga, tai jau kai pasikraudavai tas prekes ir važiuodavai iš karto tiesiai į autostradą į Šilalę namo. Tai vienas iki toks buvo įvykis, kur buvom įsigandę ir rimtai buvom įsigandę, tai sulaukėm tokio skambučio Kaune. Prekių pasikrovė ir sako, labas, ten Dainiui paskambino, nežinomas numeris, labas, kur tu esi, sako, žinai, ten kažką privažiuok ar kaip ten kažkur Kaune, tų detalių tiksliai neatsimenu, bet tik atsimenu, kad mes tokį stresą turėjom, taip spaudėm ir tada atrodo, kad visi ten iš paskos atrodo ir lyg tai čia seka kažkas ir tas seka ir tas gali būti, tai mes ko labiausiai bijom, tai raudono šviesoforo, sustoti, žinai, kad nesustodami, tai spaudėm visų greičių namo ir saugiai grįžom. Mes turėjom atsivežę į Šilalę Samsung pirmą skalbyklę. Nu, žiūrim, neturėjom iš tikrųjų vietos daugiau, kur statyti. Tai kažkaip vis pradėjo žmonės domėtis ateidami, kad čia stovi nauja skalbyklė, vieni pasižiūrėjo, antri, dar kiti atėjo. Nu, galų gale vieną išėmėm prekystaliuką lauk, Dainius sako, sivežam dar vieną skalbyklę, kad turėtumėm 2. Nu, tai va taip ir prasidėjo prekyba nuo 2 skalbyklių. Pradėjo klausinėti, gal šaldytuvų kokių planuojam atsivežti naujų, nes tais laikais irgi nežinau, kad niekas neprekiavo, niekur nebuvo jų. Padarėm užsakymą naujų šaldytuvų, snaigės, kitokių šaldytuvų net nebuvo tada. Nepamenu tą kokį kiekį, ar 5 ar 6 šaldytuvus užsisakėm, atvežė su didelė mašina mums tas prekes, nes jau mes tokių autobusiukų neturėjom tais laikais. Atvežė į Šilalę mums to šaldytuvus pagal adresą, kur buvom nurodę. Vairuotojas vieną kartą pravažiuoja pro mūsų parduotuvę. Apsisukęs, pravažiuoja vėl į antrą pusę. Niekaip nerantos mūsų parduotuvės, kur ta mūsų parduotuvė yra. Galų gale išėjo gatvę, pastabdėm tą didelę mašiną. Klaus mūsų, kur tas krausim šaldytuvus. Sakom, čia mūsų parduotuvė tai yra. Jis pažiūrėjo vairuotojas, nei ką sakyti, nei ką daryti. Nu, krausim, tai krausim.
Tai galų gale išpakavom lauke, pradėjom priekybą šaldytuvų lauke. Va tai tokia buvo pradžia. Ten man bebūnant, be manęs jau atsidarė bitės salonas Basanavičiaus gatvėje. Mūsų pirmasis jau toks išskirtinis salonas, kur jau buvo tik tai telefonai, tokiuose stiklinėse kubuose, tokie padaryti kubai buvo tokie išskirtiniai telefonai sudėti, jų tų telefonų pasirinkimas didelis buvo. Tai Anglija buvo man tokia trumpa stotelė ir aš čia grįžęs iš karto buvau pristatytas į tą bitės saloną, ten kaip ir vadovau tam bitės salonui ir tokia buvo nebloga patirtis. Sugalvojo pastatyti pastatą, kelti parduotuvę, kad turėtume vietos daug. Tai prasidėjom statybas. Buvo tokie laikai, nežinau, kaip tas Dainius mokėjo suburti tą visą visus draugus, ten kolektyvo nebuvo tada net. Buvo tik tai draugai ir keli darbuotojai, kurie pradėjom nuo to statybas, kad netgi šiandien dienai gal juokingai skambėtų, aišku, jaunimas net nesuprastų. Pamatus netgi kasėm visi su kastuvais. Visi suėję draugai, su kastuvais. Kažkokius turėjo ten brėžinius, prižiūrėtas statybas Dainiaus tėtis. Nes irgi, kaip suprantu, tie tokie laikai buvo, kad nebuvo kur atsiremti, kas galėtų padėti, kas galėtų kažką padaryti. Tai ta verslo pradžia ir buvo labai sudėtinga. Kaip ir minėjau, kad laukiam ir to savo pirmagimę. Tai labai gerai pamenu istoriją apie tai, kad prieš gimstant vaikui yra išmokama išmoka. Tais laikais gal iki 2000 litų buvo kažkas tokie pinigai, tiksliai nepamenu. Ir jinai yra skirta ten pirmus mėnesius prižiūrėti vaikelį ir susipirkti ten visiem daiktam. Ir gaunam šitos pinigus ir mūsų tranzitą, greičių dėžė, sugalvoja išeiti jam žinai ateis. Nu ką, vadinasi, pinigų nėra, tai ką perkam už šitos pinigus gautus vaikeliai? Nu, tai žinoma greičių dėžė. Kad gavos taip, kad jau turėjom naujas patalpas paruošę naujai parduotuviai, netgi jau turėjom ir Elektromartų iškabą pakabinę. Jau kaip padaryti naują prekybos tinklo parduotuvę, tai tada buvo, skaitės labai didelė parduotuvė jau. Šeštadienį po pietų visas prekes, kurias ten, kiek ten tų prekių turėjom tai parduotuvėje, visas prekes išnešėm į naujas patalpas. Nu ir ką, didieji darbai, mažosios parduotuvėlės nugrivimas, išlyginimas, kad ten pat būtų aikštelė automobiliam įvažiuoti. Tai nuo šeštadienio pietų per šeštadienį iki sekmadienio vakaro buvo nugriauta pati pirmoji Dainiaus parduotuvė, išlyginta aikštelė, užvežta žvyro, patrambuota ir pirmadienį jau su visom linksmybėm atidarėm pirmą Elektromart parduotuvę Šilalėje. Ne tai Šilalėje, Žemaitijoje, čia sakai, mūsų šitoj pusėje visoje. Kiek pamenu, kad lyg tai Vilnius turėjo tik parduotuvę Elektromarto. Kitur, visur dar nieko nebuvo panašaus. O tada buvo, kažkoks kosmosas. Dėl išlaidumo, jisai toks labai taupus. Jį gal tą krizę užgrūdino tą 2008 metų, kada buvo versle labai keistas laikas, toks baisus laikas buvo, kaip sunku buvo išbristi iš to ir Dainius ten gerai išvairavo tą krizę. Parduotuvių sumažino, susispaudėm su prekėm. Tais laikais, kai buvo pasunkiausi laikai, prekių dar turėjom daug, pirkti jų nieks nepirko. Buvom išmokę dirbti taip, kad prekiavom, dirbom ne to, ko reikia, bet tą, ką turim sandėly, iš ko gauti pinigus ir kad generuoti kažką. Tikrai aš juo didžiuojuosi, kad jis yra labai sąžiningas žmogus. Jeigu jį kažkas apgavo,
buvo kažkoks neteisingas sandoris, labai dažnai jis pasako, duokim durniui kelią. Ir tiesiog numoja ranką ir eina toliau, bet jis pats, aš tikrai galiu pridėjus ranką prie širdies pasakyti, kad jis niekada neapgavo jokio verslo partnerio ar kažkaip negražiai būtų pasielgęs. Tai vat, šita jo savybė, aš manau, irgi labai daug gyvenime jam atvėrė kelių ir atnešė tokio pasitikėjimo iš verslo partnerių ar kažkokių verslo sandėrių. Vien jau prisimenant 2008-2009 metų krizę, kada buvo tikrai labai prastai. Gyvenom kiekvieną dieną su mintim, kad galbūt teks išsikraustyti iš namų, nes slėgė didelės skolos, bankai skambina kiekvieną dieną ir sakė, kad grąžinkit. Ir aišku, jis galėjo tiesiog elementariai bankrutuoti ir palikti tas didelės skolas verslo partneriai, bet jisai niekada to nepadarė. Jis labai aiškiai susidėliojo planą, pakalbėjo su didžiausiais skolininkais ir tiesiog viską per laiką grąžino. Ir tai atnešė labai didelį pasitikėjimą iš verslo partnerių, kurie tiesiog juo tikėjo ir tos partnerystės kai kurios tęsiasi iki pačiol. Šiaip ne taip, aišku, su Dainiaus gabumais, su sprendimais išsirituliuojam vėl. Jis pats pradėjo labiau vertinti tą dalyką, tą, ką jis turi ir galbūt labai bijo dar sykį atsidurti tokioje situacijoje, todėl labai yra atsargus. Tai mes visada esame apdovanojami labai stipriai ir galbūt ne visada duodam atgal tiek, kiek jisai mums duoda, bet tą dovanojimą džiaugsmą jisai teikia ir tiesiog nepažįstamiem žmonėm. Labai daug metų darbe jau daro tą projektą su seniūnijom. Visą laiką prieš Kalėdas išsiunčia laiškus ir klausia, galbūt yra žmonių, kuriem tiesiog reikia pagalbos. Ir kuo daugiau tokių šeimų jis aplanko ir visas tas istorijas paskui pasakoja, tai aš manau, kad tai jam duoda labai, įneša tą tokio vidinio gėrio, šilumos ir noro kažką daryti daugiau. Čia prašom pažinti, čia Dainius su Jurga. Jurga. Jie dabar galvoja žentis dabar kitą mėnesį. Kokį nežinau. Kaip manai, bus geros vestuvės ar nelabai? Sakė, turėtų neblogus išeiti. Bus vienas triubinis, girdėjau. Dainius, kai buvo taip apie 18-19 metų, susirado draugę, Jurgą, ir pradėjo taip gražiai draugauti. Kada jūs pradėjote draugauti, aš jau nelabai ir kažkaip, bet gaminu. Mūsų tėvas tai labai pergyveno, kadangi buvo jo draugo, kartu jie dirbo su Pauliuku vienam darbe, dukra, ir jis vis sakydavo, tu nepadaryk man gėdos. Jau tiek jis pergyveno, jam tai Jurga patiko, labai patiko, bet jis tiek nenorėjo, kai jis draugautų su Jurga, nes jis bijojo, kad ko blogo jis nepadarytų. Taip kaip aš dabar anūkams sakau, nepadarykit giminiai gėdos. Oi, tai bučis ką, saldus. Anerei drasko. Šių! O dabar, Dainiuk, noriu paklausti, ar tu prisimeni, kada aš tapau tavo uošvienė? Atrodo ir taip aišku, bet aš papasakosiu vieną istoriją.
Kai Jurga baigė vidurinę mokyklą ir mudu ją iš Kauno Karmėlavos oro uosto išlydėjom ją į Norvegiją. Grįžtant namo, apsiašarojusius, mus sustabdo Kauno policija. Aišku, priežastis greičio viršijimas. Dainiukas pakviečiamas į policijos automobilį pasiaiškinti, bet po keletos minučių Dainiukas sugrįžta patenkintas, laimingas, lyg niekur nieko nebūtų įvykę. Pasirodo, priežastis buvo uošvienė. Uošvienė, kuri grįžta iš oro uosto ir kuri vėluoja į savo darbą ligoninėje. Ir aš manau, kad nuo to momento, kada Dainiukas mane pavadino uošvienė, aš tapau iš tikrųjų tikrąją jo uošvienę. Aišku, tos paskiau tos vestuvės, tos viskas, žinai, tas buvo kaip čia pavasarį, kaip žinau, kovo mėnesį kažkur tai buvo, ne, 9. Po nepriklausomybės tie visi dar tokie, tie laikai tokie gan sudėtingi dar buvo. Pati mūsų gyvenimo pradžia kaip šeimos irgi nebuvo tokia labai lengva. Gyvenimą pradėjom mano tėvų bute, vienam kambarį, kuriam buvo tik tai čiužinys ir gautas tai šaldytuvas. Draugų dovanotas šaldytuvas vestuvių proga. Tai ir į tokius namus realiai mes parsivežėm savo pirmagimį. Bet tuo metu atrodė, kad viskas yra gerai ir niekam mums ten kažko labai netrūksta. Tai taip mes pagyvenam gal kokius 8 mėnesius, paskui atsirado lova ir laikų bėgant tiesiog supratom, kad norim turėti savo namus. Tai nors ir mano tėtis labai nenorėjo, mes išsinuomavom butą ir išėjom gyventi atskirai. Tiesiog norėjus pradėti savo kaip šeimos gyvenimą. Neturėjom nieko šitam bute, neturėjom netgi virtuvinių baldų, tai nusipirkom naudotą kaitlentę, turėjom stalą, taburetes ir šitą kaitlentę pasidėję ant taburetės ruošdavom pusryčius. Ir galbūt, sakyčiau, tai, ką prisimenu, tai buvo tokios laimingiausios akimirkos ir tai teikia didžiausią džiaugsmą. Statėm paskui namą, bet tai jau buvo kitaip. Tas pirmi tie metai, kai gyvenom bute, patys savo jauni, su mažu vaiku, atrodo nieko neturėdami, bet tiesiog buvo labai gera kažkaip pamažu judėti į priekį. Pastovus Dainius buvo, įsimylėjo Jurgą ir įsimylėjo visiems laikams. Tai kai jis ženijosi, aš buvau patenkinta, mane viskas tenkino, viskas man buvo gerai, bet aš labai pergyvenau, kaip aš neteksiu Dainiaus. Jūs negalite įsivaizduoti, kaip sunku prarasti vaiką. Aš verkdavau, galvodavau, viskas, vaiks prie manęs nebeateis, nebebūs čia. O tėvas buvo protingas. Jis man neleisdavo, sakydavo, tu baig durniavusis. Juk jis visą gyvenimą su tavim negyvens. Bet aš galvoju, kad visoms mamoms galbūt sunku yra paleisti vaiką. Nu kaip žinai, tėvų žinai, kaip yra visada, žinai, čia su Dainiaus tėčiu dirbom kartu, tai vis tiek kažkaip, tai žinai, jau tos tėvus pažįsti viską, tai čia, žinai, taip jau kažkaip, tai tas toks jau kažkaip tai ne iš tolimo rato atėjęs žmogus, tai, nu kaip, žinai, pradžia visada tėvams yra, žinai, kaip čia bus, kaip ką, kai savo vaikus išleisit į gyvenimą, pamatysit kaip. Tai aš stengdavos kiekvieną sekmadienį daryti šeimininius pietus, kad aš tik vis tą Dainiuką pamatyčiau. Dviejų žmonių yra reikalas, kaip jie sugebės tą bendrą reikalą sulipdyti, nes niekas iš šono nepadės ir nepatars. Čia yra jų nusistatymas,
jų tikėjimas vienas kito ir vienas kito palaikymai. Dainiai išsinumavo butą mūsų kieme. Aišku, man tai labai patiko. Aš manau, gal Jurgai nelabai tai patiko, nes aš jau ten būdavau tik vos nenuryt iki vakaro, kai tik galėdavau, kai tik laisvą minutį būdavo. Tėvas mane pykdavo, bardavo, ko tu ten lendi, ko tu ten eini, leisk vaikams gyventi savo gyvenimą. Tai aš sakydavau, aš ne prie jų einu. Aš einu prie tautuko, prie anūkiuko, aš galiu su jais nebendrauti. Aš įeidavau į atskirą kambarį, turėdavom tokią knygutę automobilis, džipas, bilis. Ir tą knygutę skaitydavau, aš visada tik ateidavau. Jeigu jis būdamas 3 metų, gal net tiek ir nebuvo, jau jis mokėjo visą knygutę mintinai. Tai buvo mano darbo įdėta. Gal dabar, kai pagalvoju, gal taip nedaryčiau, gal taip dažnai nevaikščiaučiau prie vaikų. Reikia vaikams leisti gyventi patiems. Nu, bet taip man atrodė, kad taip reikia. Tas gyvenimas, ne, mes kartu ir jaunystė, ir paauglystė, ir tie šokiai, sakykim, ir šeimininis tas gyvenimas, sakykim, nu, mūsų šeimas, sakykim, nu, tikrai yra artima ir vaikus auginom, ir krikštijom, sakykim, ne, nu, viskas kažkas gražaus, žinai, kažkas bendra. Pagrindinis akcentas gyvenime, gal tas artuma tokia, žinai. Į Ukrainą, kur važiavom, kur į miestelį Varšyvą, kur vežėm ir medikamentus, ir automobilį, greitosios pagalbos. Mes irgi daug diskutavome apie tuos įvykius ir kas galėtų atsitikti, ir ne vieną kartą tekę Ukrainai būti ir pafrontės miesteliuose ir viskas. Tai toks laikas, pašnekovas, kuris visada įdomiai papasakoti, tuo pačiu su jumoru. Jeigu Hebra, pavyzdžiui, Dainius paskambina Hebrai draugam, važiuojam kažkur, plaukiam, baidarėm, dar į šventą, į namelius, visokiausius ten mūsų papigėja. Visi iš karto beveik 100% važiuoja. Gal kitas žmogus organizuoja, jau sudėtingiau. Dainis tokį autoritetą turi. Nepasikėlimas ir supratimas kitų, matymas kitų. Ir taip kažkaip tai, kai sako, vyrai nemato giliai, bet pas Dainių tas yra, jisai jaučia žmonės. Mes su pačiu Dainiu mes esame labai, labai vienodi esame. Aš kai žiūriu į jį, žinot, tai mane, jeigu erzina kokie dalykai, tai tie patys dalykai, ką aš darau, ne taip. Nu, ką jis, matau, kad daro toksai, tai ten tokie parsiusinti naują daiktą kažkokį, tai nelabai gal išmanai to daikto, kaip jisai ten turi veikti, ten susirinkti, kaip jį turi, bet puolė iš karto ardyti, tvarkyti, žiūrėti, statyti, rinkti ir jisai be instrukcijos skaitimo daryti, padaryti, bet čia ir dabar turi viskas būti padaryta, jeigu kažkokia ar technika, ar dar kažkas tokia. Kiek jau visi žino, kiek kas pažįsta Dainių, tai jis žmogus tikrai yra gimęs prie humoro, galim pavadinti jį artistu. Jis sugeba iš nieko kažką sukurti, kažką padaryti. Tai vat, ir kiek prisimenu, kokia ta buvo jos staigmena. Kai man buvo jubiliejus toks nedidelis, tai irgi darė man staigmeną, čia mano šeimyna, tai aš įėjau į kambarį ir visi iš visų pusių pradėjo eiti. Ir pamačiau, kažkas dar svečių atvažiavę. Tai galvoju, kas čia dabar, žiūriu, Šarapovo atvažiavusi. Buvo man didelis staigmena, tai va, tai Dainius jau buvo apsirengęs, įsikūnijęs Šarapovą. O dar pamenu, kai į Čekiją važiavom sukilimą malšinti. Jeigu paklausėt, čia kelintais metais, kaip jūs čia dabar ten važiavo, nieks nežiūrėjo. Sėdam į Viliuką,
pasiėm dar praną tokį buvo, dabar jis jau pietė yra, aišku. Ir pirmin, per Lietuvą, per Lenkiją, nesustodami, jūs paklausėt, o kaip benziną pylėt, kaip valgė, nieks nežiūrėjo. Į priekį tik, į priekį. Dainius čia tokį pasiūlymą buvo davęs, kad kiekvieną draugą vestuvėse dovana po šaldytuvo. Man pirmam teko ta garbė gauti, sveika, džiaugiausi, gal dar po šią dieną, nežinau kuris. O Dainiui nepasisekė. Tai va, iš eros išjudėjom, Gedmas Kuzovikis sėdėjo iš pat pradžių laikė šaldytuvą. Išbangavom, duobėjom tom. Gedma klausiu, sakau, kaip Gedmai, sakau, normaliai tas šaldytuvas laikus? Nu, sako, lyg tai laikus, viskas normaliai. Nu, tai jie, sakau, į vidų, ta prasme, į busą įlekam. Tai jo išbangavom iš to kiemą ir sako, viskas lyg stabiliai, viskas gerai, nu gerai, tai gerai. Davažiuojam iki Pajūrės sankryžą, dar nebuvo žiedą. Prie sankryžėlės stabtelinom, viskas tvarkoj, pajudu. Į veidrodį tik dirst kažkaip, nėra, nesimato šaldytuvų kažkur tai. Atsisuku į Hebrą, Gedmas su Aidė sėdėjo, sakau, a jūs matot, sakau, šaldytuvą, kaip susižvalgim nėra. Jo, kaip pavažiavęs šaldytuvas ant kelią guli. Sukraunam tą šaldytuvą. Surinkom, kas ten likė iš jo. Nu ką dabar turim įvykį? Kaip Daineliui pasakyti, kaip į akis pažiūrėti. Per vestuvės gal netgi nebuvom užsiminę, kad buvom pametę kažką tai. Po biznio reikaliukais važiavom Vokietiją, irgi, kaip jis irgi toks pliurpezas, kaip čia pasakyti žemaitiškai, aš irgi biški iš tų. Tai va, iki tiek įsišnekėjom, kažkur Vokietijoje autobame, bevažiuodami, net užmiršom, kad reikia kuro pilti į baką. Tai pačiam autobame, kur jau ten tvoros aptvertos, ten iš vis kur sustoti negalima, mes toj vietoj ir sustojom, pasibaigė kuras. Nu tai va, tai ten prasidėjo, pastatėm tą mašiną ir Dainius žiūrėjo į tos žemėlapius aplinkui, kur čia greičiausia galėtumėm įsipilti ir susirasti tą kurą. Pradžioj gal bandėm stabdyti mašiną, bet galvojom, nieks autobame nestos ir čia iš vis negalėjome sustoti. Bet paskui Dainius pasiūlė, bėgam, kažkur bėgam, nes išbėgti nėra kur, nes tos tvoros geležinės tokius, nėra pabėgti, paskui bėgdami suradom tokius tas vartus. Ir išėjom iš tos autostrados ir pataikėm mes, ten gyvenimas kažkur toliau buvo ir netoli paskui kolonėlė, bet pataikėm į tokius, mes įsivėlėm Vokietijoje į tokius krūmus, kur abudu viens kitą šaukiam, jau nebeprišaukiam Dainių, aš sakau, Dainiau, palauk, aš esu medžiotojas, aš vis tiek tave išvesiu, žinai. Tai Dainius, paskui šiaip ne taip, mes tenais iš tų krūmų įsiraitėm, tai va, daėjom iki tos kolonėlės, nusipirkom benzino ir paskui nusipirkę benzinus dar atsisėdom, galvojom, taip ar taip, dabar jeigu jau mumis tenais kažkas nutems tą mašiną arba jau gausim didelį baudą, vis tiek jau dabar gausim tą baudą. Tai dar atsigėrėm, atsisėdom kolonėlę, atsimenu, kavos, susiradom taksi ir mumis davežė iki tos vietos. Ir tas taksistas paskui sako, vyrai, kokio jūs vietoj čia esat sustoję? Sako, čia jumis turėjai su malūns atskristi ir jumis, čia iš tos vietos turėjai iškelti keltinai. Tie tokie laikai tada, aš nepamenu tų metų, kurie tie laikai buvo, bet kad važiuodom jau ir mane vežės į parodą, važiavom. Kartais netgi būdavo viešbutį išmiegoti, nuvažiavus į Vokietiją, tai buvo prabanga jau. Tai yra tekę, esame miegoję ir pas Dainis miegojęs, ir mašinai miegodavom, ir... Miegodavom ant žolyną. Čiužinukai patiesti vasaros laiku, tai labai šaunu, žmonės vaikšta, mes miegam ryte. Netgi Vokietijoje naktį, ta prasme, iš kažkokio ten centro pripirko čiužinių, prisiputėm čiužinius. Tam, kad nemokėti už viešbutį, miegojom lauke, ties kažkokiam parke, ant čiužinių prisipūtė. Ir kad taip čia išsirutulios, tai
kitokios perspektyvos, tai kažkaip tai ir dabar kartais pergalvoju. Čia dar, sėkmės, kokie čia dalykai, tikėjimo savo jėgom, aišku, rizikos visko, čia verslė, kažkokį gyslelę reikia turėti, matyti. Žmogus su jumoru, pramuštgalvis galim net pavadinti, nes visokių buvo atvejų. Vienintelį gal dar prisiminsiu atvejį, irgi išlėkėm, aš dar turėjau vandens motociklą, tai išlėkėm į Balskus biškį pasivažinėti su vandens motociklu, buvo geras oras. Tai ir aš galvojau, kokį jam čia biškį irgi pavaidinti, pamendrauti, nes aš buvau už vairą. Tai ir kažkur varėmės Balskuose ir toks liptelis buvo. Ir tenais, nežinau, ant to liptelio pastovi degindavos, tai ten, kiek supratau, šeima, merginos kažkokios tenais buvo ant to liptelio, gal aš čia gal biškį pavaidinsiu. Tai įvyšau didelį greitį ir staigiai dariau posūkį. Tai mes abudu, kad nuskridom nuo to motociklų ir vandenį kažkaip susidūrėmės. Tai abudu išlindom iš vandens, abudu kruvini, abu vienu žodžiu, tada buvo vienas irgi iš tokių dalykų. Visada jisai prisitaiko prie sąlygų. Jis ir vienas iš pirmųjų turtingesnis už mumis tapo, bet to niekada neparodydavo, visada pritapdavo prie mūsų lygio, jis niekada neužšokdavo aukščiau savęs. Gal dar iš charakterio toks brožas Dainiaus turbūt yra teigiamas, pasakysiu, kad jis sugeba kaip čia ir palaikyti santykį ir su jaunu, ir su vyresniu, toks komunikabilumą tą turi tokį gerą, kad kaip sakant, neturi nei nusistatymą iš ankstinio, nei kažkokio pasikėlimo, tai matytas tokia, žinai, ir gal ir tas duoda daug. Aišku, tu pasiekei nemažai, kiek teko man pasidomėti tavo pasiekimais, tu tikrai ir gyvenime įsitvirtinai, ir šeima, ir mama, namai, viskas pas tave tvarkoj. Tu nedarei niekam gėdos, tu viską pats pasiekei savo darbu, pastangom. Mes tavim galim tik didžiuotis, Šinali. Tik didžiuotis. Aišku, ir mokyklai negėda, kai tokie mokiniai išeina iš mūsų. Ir mes džiaugiamės, kad mes galbūt šiek tiek prisidėjom prie jūsų augimo, kaip mokytojai, kaip žmonės. Kada vaikai turi daug saldainių, aplink būna daug draugų, o kada jų nelieka, lieka tik patys ištikimiausi, lieka tik tie, kuriems tu esi reikalingas. Ir kada žinai, kad jiems iš tavęs nieko nereikia, tik tavęs. Žinai, sakau, tas gyvenimas tarp juo ir man, sakykim, tas tarpelis visada toks šilts, žinai. Nepainė, mes visada, nežinau, tiek metų, 50 metų prabėga. Mes nebuvom, nežinau, gal nepamenu, bet nebuvom susibarę, grubiai tariant, nebuvom suspykinę kada. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Hi Daniels, I'm here in Italy, I am at home. I'm sitting in my beloved chair and I take the moment to make you the best wishes for your 50th birthday. It's a very important date. You must be proud. So I know you for enough year to understand that you are a very nice person and a hard person. And I am very happy to be your friend, very happy to be part of your family, and also very glad to be your father-in-law. Galbūt kaip vieną gražiausią akimirkų prisimenu, stovim po laiptinės stogu, lyja lietus, tuo metu jis neturėjo mašinos ir aišku, iki mašinos dar buvo toli gražu, neturėjom tiek pinigų. Sėdim ant suolelio po stogu ir Dainius sako, žinai, kaip būtų dabar smagu sėdėti mašinoje ir klausyti šito lietaus. Tai šitą svajonę, aš manau, jam įsipildė su kaupu.
bet galbūt tai yra tokia akimirka, kai žmogus svajoja ir svajonės įsipildo. Ir va dabar atėjusi šitą tokį į tokį gyvenimą, sakyčiau, pusiaukelį, gali atsisukęs atgal pažiūrėti ir įsivertinti, kiek daug pasiekta nuo šitos akimirkos, kai sėdėjom dviese, neturėjom nieko, turėjom tik labai gražias svajonės. Aš kartais taip, gal toks filosofinis mano pamąstymas. Čia gali ir su žmonių to tikėjimu, visi žmonės tikisi to, sako, amžinybės, amžino gyvenimo ar pomirtinio gyvenimo, bet aš visada sakau, tai yra, viskas yra žmogaus gyvenime, ką žmogus po savęs palieka, tai palieka vaikus. Tai ir čia yra žmogaus, kaip sakant, įsiamžinimas ir jo yra nemirtingumas, jo tas tikrai už tai, kad galiu sakyti, kad jau išauginot tris atžalas, tai čia yra irgi didelis ačiū abiem, aišku, tai čia yra didžiausias pasiekimas ir didžiausias palikimas ir, kaip sakant, jūs ne darbuose įsiamžinsit, bet įsiamžinsit savo vaikuose, tai čia ir yra. Mūsų tautas tai yra, kaip babukas pasakytų, mūsų meilės vaisius. Ir mes buvom pakankamai jauni ir tai buvo tokia labai nauja patirtis. Nelabai žinojom, kaip auginti vaiką realiai ir viskas buvo nauja. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad tai buvo labai lengvas laikas. Tautas buvo pakankamai sudėtingai augantis kūdikis su daug nešiojimo, daug ašarų. Bet turbūt tautas ir išliko tas vaikų flagmanas, į kurį mes sudėjom visus savo norus, svajones, viską darėm pirmą kartą. Ir šiai akimirkai aš manyčiau, kad Dainius kartais jaučia kaltę dėl to, kad galbūt nepakankamai laiko jiems skyrė. Bet aišku, jis visada jį labai mylėjo. Tai galbūt kartais atrodo, kad iš šio laiko perspektyvos, kad sako, galėjau skirti daugiau laiko, galėjau daugiau kažko išmokyti. Bet tiesiog matyt, amžius buvo toksai, kai atrodė, kad viską darai taip, kaip suvokį. Ne tik važiuodami kaimą, bet ir, pavyzdžiui, senuose namuose, ten, kur dabar yra varlė, tai žaisdavom krepšinį, rengdavom NBA finalus, kur, aš nepamenu, man gal kokį 10, 11, 12 metų buvo, bet tai buvo kiekvienais metais, kai atšildavo nuo pavasario, kokį vasarą, rudenį. Labai atsimenu tas, kad tiesiog tėtis susimdavos realiai su mumis kažkaip iš tos pusės, bent jau iš mano pusės. Viskas, aišku, pasikeitė turbūt labiausiai, sakyčiau, gimus Jurgiui, mažiausiam. Tada Dainius jau buvo toks tikras tėtis, sakyčiau, gal netgi labiau įsitraukęs į vaiko auginimą negu aš. Nes man tai jau buvo trečias vaikas ir aš jau kažkaip viskas atrodė labai žinoma, paprasta. Tai Jurgio pirmas žodis ir buvo tėtis. Tikrai ne mama. Ne, tėti. Ne, tėti. Žiūrėk, kur važiuoji, kiaušinį. Irgi žiūrėk į kelią. Tai su tėčiu daugiausiai meilės ir rūpesčio pajaučiau, manau, per, tarkim, darbą. Nuo pat to, kai mes atsikraustėm į naujus namus, visa aplinka ir iš vidaus ir iš lauko, viską kaip reikėdavo sutvarkyti ir dažniausiai, kad sutvarkyti, jisai pasimdavo mane į pagalbą ir
viską, ką aš prisimenu, viską, ką mes darydavom, kaip ir dabar atsispindi, kaip ir mano kruopštume, tai kad ir pažiūri visi medžiai, visi genėjimai, ką mes tečia darydavom, tai iki pat dabar, kaip jie kaip ir kartu su manim auga, žiūri, kaip viskas keičiasi ir pažiūri senas nuotraukas, matai, kai viskas būdavo kitaip. O mūsų dukra Jonė, tai turbūt Dainiui yra visiškas toks atradimas ir nes jis augo su 2 broliais ir niekada neturėjo sesers, tai Jonė yra jo vienintelė dukrytė, galėčiau taip sakyti, kuriai jis nieko negaili. Tai yra toks noras globoti, saugoti, prižiūrėti, kad jai nieko netrūktų, kad jai viskas gerai būtų ir aš be proto šito džiaugiuosi, nes jis labai myli. Man labiausiai gal įstrigęs prisiminimas su tečiu, tai buvo, kai aš išskridau į Ameriką ir buvo Kalėdos ir labai norėjau grįžti namo ir visai netikėtai, gal ten kokias 2 savaitės likus iki Kalėdų, nupirkom bilietus, nieko nesakėm nei broliam, nei apskritai draugam, giminėm. Ir tada pamenu, kaip grįžau, buvo Kūčių diena, tai grįžau, pasiėmė tėtis ir jau padarėm staigmeną visai šeimai, draugam. Bailį. Dar stylius. Dar vienas yra styliukas. Galima dar ir, jeigu, pavyzdžiui, pučiavėjas, galima susirišti. Gal net ir kaspinėlis tuo pačiu ir šalčiu. Pasirodykite, nematome mes jūsų. Prasima miško, per taką išminta, žmonių ir žvėrių, juos rešvėja, rėmėsi pilka. Nu, būdo ir to pykčio, būdo, kad ir aš patingėdavau, bet kažkaip viskas, ką mes su juo darydavom, tikrai, manau, atsipirko. Ir pasidarydavom, sakėm, pasidarysim MBA žiedus. Tai bedų žiedų taip niekada ir nebuvo, bet tiesiog, aš taip dabar kaip žiūriu atgal, tai aš vaikas, tiesiog man fainai atsimenu, kad tiesiog su manim užsimdavo pažaisti. Mano manimu, tai nuostabu ir ką jis dėl mūsų daro, abu tėvai, kad dėl mūsų daro, kiek jie mums, kad ir kartais nereikia tam tikrų dalykų, ir ten kažkas tokio, jie tikrai bandys daryti, ką tik įmanoma daugiau ir kad mes jausimės kuo geriau namuose. Tai labai ryškiai prisimenu, kaip senuose namuose, kieme, trinkeliam, buvo tokia kaip nedidelis kalniukas. Ir aš važiuoju su tuo dviračiu ir aš sakau, iš mano galo laiko tėtis mane ir važiuojam ir jisai mane paleido ir aš pamenu važiuoju, apsisuku ir žiūriu, aš jau pati važiuoju. Mumis labai gąsdindavo. Ta prasme, tiesiog, dabar jau link senatvės, link to 50 jau biški mažiau, bet pastoviai būdavo, pavyzdžiui, kai mano tas kampinis kambarys būdavo, kur dabar Jonės kambarys, tai jis pastoviai rašiu namų darbus, sėdžiu ir iš po langą tik tai Niekada neturėjom kažkokių nesutarimų, kiek duoti vaikam. Ne finansinė prasme, bet išsilavinimo prasme, kažkokių jų norų išpildymų. Tai jis ir šiai dienai, aš manau, galėtų viską atiduoti vaikam. Vienas dar kaip ir iš dalykų, kurių tėtis mane kaip ir išmokė ir ką prisimins tikrai, tai kaip ir, kad būti reikia santariam ir kultūringam. Manau, kad visų tėvų yra šitas tikslas, tipo, kaip ir šitą padaryti,
bet aišku, ne visiems pavyksta, bet kai aš suprantu, ką reikia daryti, ko nereikia daryti tam tikrais momentais ir tikrai norėčiau savo ateityje, kai turėsiu ir savo žalų, kad galėčiau šitą perduoti, kad galėčiau šitą juos taip pat išmokinti. Tėtis gal kažkaip taip galvoja, ką jis skiepija, gal tai biškį supratimą, gal apie pinigus kažkiek, apie gal kažkiek ir nežinau apie tas vertybės tokias, nes iš šono matydavai gal tam tikrus dalykus, kas kaip toliau, gal tu to nepastebi vaikystėje, paauglystėje, bet tu toliau, kai išeini galbūt, sakykime, pavadinkim, išeini į gyvenimą, pamatai tuos dalykus, ką įskiepė tau tėvai, sakykime, tėtis ten kažką iš tų tokių, pradedi tuos dalykus labai vertinti. Visada tokia lepindavo, tokia rūpindavosi kaip, tai žinau, kokia gėlelė, labai kaip kažkokiu gležnu žmogum ir apskritai parodė, koks turi būti tas vyro pavyzdys, kas, manau, labai yra svarbu ir ateityje, renkantis kažkokį ateityje partnerį. Tai matydama, kaip ir su mama elgės, tai tokį parodė, kaip turėtų su moterim elgtis. Mes galim dovanoti vaikam gražiausias akimirkas, o daiktus tai jie nusipirks patys. Ir šiai dienai aš supratau, kad mes turbūt padarėm patį didžiausią indėlį jiem parodydami pasaulį. O 50 metų, tai galim turbūt į sveikatos pradėti linkėti, ne? Kaip Dainiukai sakai, sveikata yra vis tiek, 50, ne, po biškį taip, ne. O visą kitą tu turi, ne taip. Iš čia gražia gaida, turbūt ir dar prisiminsiu Dainiaus amžinatilsį tėvuką žodžius. Toleikis, mavo! 30 metų nešios. Nieks šilaliai dar neturėjo tų skalbimų mašinų. Dainiui noriu palinkėti šito, kad jis testų ir toliau šitą tenisą ir aš su juo kartu kažkaip, nes su jaunu žmogum, aš ir pats atjaunėju, nieks man neleidžia senti, tokį turint gerą draugą. Labai smagu, kad su tavimi visada turėjom gerą ryšį. Tu, koks buvai nepasikeitus iki šiol, toks pat likai, žilų plaukų nebebijom, pinigų šiek tiek turim, sveikatos, kad būtų ir kad dar ne vieną jubiliejų abiejų atšvęstumėm linksmai, judriai, kaip iki šiol. Aišku, sveikatas tai čia kaip bebūtų, bėda yra jaunas, laksta tenisą, kaip patrakęs, bėga. Čia tos sveikatas kiek turi, tai aš kiekvienas, kad tiek turėtų, tai... Ačiū tau už tavo nuoširdumą, ačiū už tavo gerumą, ačiū už tai, kad tu esi ir ačiū, kad tu esi vienas iš tų, kuris niekada gyvenime savo nepabijojo pasakyti, aš myliu tave, padėkit man, atleiskit man. Tai yra patys sunkiausi gyvenimo žodžiai, kuriuos sugeba ne kiekvienas ištarti. Dainiukai, tau dabar 50 metų. Atrodo neseniai ir man buvo tas 50, bet laikas bėga greitai. Aš labai džiaugiuosi, Dainiau, kad tu turi tokią gražią šeimą. Ir norėčiau, kad būtum šeimai toliau toks pat dėmesingas, geras žmonai, rūpestingas tėvas savo vaikams. Daug gerų metų, gerų jubiliejaus, gyvas kuo geriausias. Ačiū už viską, ką esi man padaręs. Sėkmės, toliau, sveikatos, aišku, svarbiausia reikia. Būkit, kaip sakant, džiaukitės gyvenimą ir būkit laimingi. Išlik toks santūrus, esi tikras tavo tėvo atvaizdys, kultūringas, ramus žmogus ir nepamiršk mūsų, labai tave myliu. Išlikti savim, tokiu pačiu jautriu žmogum, visada rūpinančiu kitais žmonėm, labiau galbūt negu savim, neprarasti to savo meilės ir toliau būti ta šviesa visų būry.
esi geriausias, koks tik įmanoma būti. Aišku, vis laik yra, pasakysiu anglišką terminą, bet room for improvement. Bet manau tau, kaip tėčiui, kaip mano tėčiui, manau, nėra kur keistis ir kur tobulėti. Labai tau dėkoju. Dar daug gražių akimirkų, sakykime, kad būtų mūsų gyvenime, kad daug kažką pamatyti, padaryti, dar humoro daug, sakykime. Pabūti kartu. Aišku, sėkmė įlydi, aš manau, kad lydi sėkmė dėl to, kad jis yra, nežinau tokio antro gero žmogaus ir ko gero visi tai žino, kad Dainius yra tas žmogus, kur nėra nei vienas žmogus nuskriaudęs, nei vieną apgavęs, kažkam negero nėra padaręs. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai kaip draugas, kaip tėtis, kaip šeimos narys, kaip realiai iš jo išmokau labai daug. Tiek gyvenime, tiek namuose, tiek darbe, tiek visur, ta prasme. Iš jo galim semtis labai gerų pamokų. Šiaip labai dėkingas esu, kad turėjau tokį tėtį šalia savęs. Tiesiog, kuris suformavo gal kažkiek ir asmenybę ir buvo pavyzdys kažkoks. Tai va, nežinau, labai tą vertinu. Jisai yra tas žmogus, kuris pildo dažniausiai mūsų visas užgaidas, visas svajones, visus mūsų norus. Tai smagu ir gera mums visiems su juo būti. Noriu tau palinkėti dar tos besitęčiančios laimės tau, sėkmės ir ypatingai noriu tau palinkėti dažniau būti čia ir dabar. Su gimtadieniu. Kad mūsų meilė neišblėstų. Turim tos energijos, tokio gero vaibo, kur mes galim 50 ar 55, bet mes dar galim tiek važiuoti į priekį. So, I wish you for the next 50 years all the best, good health, and a lot of love from the people around you. I wish you a lot of happiness and tanta felicità. I love you. Palauk, kažkas skambina. Ja! Da. Dainiuk, ruoškis. Važiuosim bulves skusti. Wszystko. Būk į mano Džordžą. Būk į mano Džordžą.